Pirmadienio rytas mes jau kelyje. Lekiam cypiančiais darbais net. Ta prasme, užsivesim atvykę, bet jau čia po ilgesnį laiką vėl. Rytą. Šiandien iš Porto išplaukiam anksti tam, kad atsidurtume Figueira da Foz dar šiandien. Va taip gerai atrodė inkaras šįryt po visokių upės srovių. Turim vėją, turim bangos, kažkas parodyti. Parodyt buriuotojos. Prie Veiro turim užsinkaravusi krovininį laivą. Didelis. Kokia bangelė. Vejažuvė. Va, kokia žuvis kirsta. Bet matai ant smerka. Nu, o kaip tu sugalvoji patikrinti? Aš žiūriu paviršių eina, žinai. Sako, kaip žirklės, matai? Tėte, tu juos nekankyji. Nekankins. Jinai jau negėm. Atplaukiam į Figueira da Foz. Figueira. Sužinosime, kaip reikia tarti. Pasiruošiam švartuoti, susikabinom kransus ant šono. Pasiruošiam švartovus. Čia jau šitam uoste nėra inkaravietės, tai būtinai reikia stoti marinoj. Šitas laivelis su mumis išplaukė iš Porto. Pirmesnis išplaukė, bet mes pirmesnį atplaukėm. Oho. Mes arčiau kranto varėm. Pašnekėjus per VHF radiją su uostelio kapitonu, jie paprašė prisišvartuoti pirmiausia prie Marina Reception. Tą mes ir padarėm. Laukiam čia prie tokių 2 pontonų didelių. O tada jie turbūt duos kažkokią vietą šitame uoste. Ir mes persikelsim ten. Nu va, užsiregistravus registratūroje. Persistatėm į kitą vietą, prisišvartavom, prisirišinėjom dabar. Raizgam, rezgam, siuvinėjom. Labas rytas iš Figueira da Foz marinos. Atsikėlėm, ramiai papusryčiavom. Dabar eisim po šitą miestą pasivaikščiot ir vėliau į pliažą. Laivo pavadinimas Mikrob. Išplaukė Mikrobas. Atėjom į Figueira da Foz turgo ir jau tikrai turgiškai jis čia atrodo. Šitas restoranas rašo, kad be bajerių. O parašyta jokių bajerių. Radom koliziejų, kuriame iki šiol vyksta korida.
paplūdimys, tai čia milžiniško pločio, yra futbolo aikštelė, visokios žaidimų aikštelės, baseinai netgi ir dar tik tais kopas kažkokias prieidinėjom. Atėjom į pliažą, pagaliau didelės bangos čia, didelis pliažas. Taip jau sutapo, kad esame uostelyje, kuriame yra ir mūsų vienas dominantis laivas. Tai yra Halbergrasis 42 pėdų. Tai gavosi, kad susisiekėm su savininku, jisai kaip tik buvo laive ir dabar jį apžiūrinėjom. Išsilankstėm dviratukus, išsirašėm su Joana į parduotuvę. Figueira de Foz yra keletas parduotuvių, netoli viena kitos didelių, jos randasi kažkur apie porą kilometrų nuo uostelio, tai dviračių labai patogiai įveikiamas atstumas. O tą laivelį, kurį apžiūrinėjom, džiaugiamės, kad pamatėm. Pamatėm, kokio jisai dydžio, kiek labai skiriasi nuo iki šiol matytų, bet būtent šio laivelio būklė tai nebuvo tokia, kuri būtų verta tų pinigų, kurių prašo. Šiek tiek nugyventas laivas, bet gerai, kad pamatėm. Žinosim, kaip tokio modelio laivas atrodo ir koks jausmas viduj. Po parduotuvės atrodo laivas. Šiandien Figueira de Foze sendaikčių turgus. Na ir ne tik sendaikčių. Aš irgi apsišopinau. Pamiršau auskarus į kelionę pasiimti. Tai va kelionės pabaigai. Nusipirkau kitus žydrus, kad primintų vandenyną. Maltės neturi turės trans. Šiandien plaukiam iš Figueira de Foz į Nazarė, o čia vakar buvo užfiksuotas susidūrimas su orka. Tai tik mums pakeliui, bet ganėtinai toli nuo kranto, nes taip toliau neplauksim. Nu, čia šiandien laivų paradas praktiškai. Monokulas, katamaranas ir medis. Plaukiame per Rūką. Šiandien judam iš Figueira de Foz į Nazarė. Nazarė pagarsėjęs pasaulyje kaip labai didelių bangų vieta. Didelių bangų pliažas. Dabar nėra tų bangų sezonas. Ar pavasarį, ar žiemą būna. Ne dabar. Vyksta spinagerių kėlimo procedūra. Kursantui buvo pažadėta, kad bus iškeltas spinakeris. Aš ištiksėtas. Paukščiukas užsidėtas. Potvinio atostogų. Pasibaigė spinakerio daina ganėtinai greitai. Plaukiam į Nazarė uostą ir čia parvaro porą delfinų, tokių užmigusių atrodo. Portsaitų. Porą delfinų mums starboard side. Portsaitų šiaurinis pontonas, antras. Va, plaukiame pro molą, leisime į uostelį, nes čianai inkaruotis negalima. Dar čia beplaukiant buvo prisinkaravęs berods iš Naujosios Zelandijos laivas, tai policija išvarė juos
pasikvietė per VHF-ą radiją ir sako varykit iš čia. Genovaitės sakinius gavau užsidėti. O, prieš saulę patamsėja gal net. Iš šono koks vaizdas. Prisiparkavę esame Nazare uoste. Padarėm skalbimą, užkandom, įvyko tepalų keitimas ir žygiuosim į Nazare kalną. Žiūrėt bangų, nors ir nelabai jų yra, bet vis tiek. Va, koks laivas Transformeris su A formos stiebu. Čiut ne kaip pavandeninis laivas atrodo. Egis sakė, įdomius gylius matė čia plaukdamas pro Nazare. Čia praktiškai įlankoje buvo 69, iškart 14 pūkšt. Tokia atrodo, kaip čia skardis kažkur, tai jis yra kaip čia skardžiai, taip ir čia skardis. Vandenys skardžiai. Jo, vandenys skardžiai. Bet mes, kai plaukinėjom, tai buvo iki 20 metrų giliai. Kalė, ir tada čia tipo staiga prie pliažo pagilėjo labai. Taip, ir tada vėl nuseko. Tai vat dėl to skardžio tokio po vandeniu esančio ir susidaro tos didelės bangos. Čia yra džiovinamos žuvis ir aštuonkojai išskleisti. Visokių velnių čia džiovina. Grinai muziejus po atvirų dangum. Visokiom kryptim išpjaustytos žuvis, didelės ir mažos. O po to va pas babytės gali jų nusipirkti. Miestas šitas pilnas atostogautojų. Egis pavargo važiuoti į kalną, tai paliks jo dviratį čia. Tai tu ateik, prirakins dėdė tau tą dviratį. Galim eit. Lipam. Čia dabar. Užsilipome ant kalno prie Nazare miesto, ar vis dar Nazare mieste, nuo kurio atsiveria vaizdas į apatinę Nazare dalį ir jo pliažą. Ir čia ant viršaus yra kažkokia šventykla. Bažnyčia, gal vienuolynas, nežinau. Ką galvoji? Galvojau, kad negalvojau, kad čia atsidursim šitam Nazare mieste. Turėtų būti didžiausias pasaulio bangos kokį lapkričio mėnesį. Ir mes pro čia plaukiam šiandieną. Po truputį leidžiasi saulėje. Palikdama pasaulį. Skęsti tamsoje. Ateina šešėlių valdovas. Jis neleis mums miegoti. Prancesinė va jau kitokia čia. Oi, atkeliavo jūrų velnio. Nežinau, man kažkaip. Jūrų velnio troškinys su ryžiais ir su krevetėm. Nu, atrodo, tai visai neblogai. Ir atkeliavo naminė menkė. Nu, tai tokia jau menkė pataluose, užklota po svogūnais. Užvalgėme, kas skaniau, kas ne taip skaniai. Normaliai. Ir varom žemyn nuo kalno atgal į miestą ir į uostą. Kaip Lukas sakė, žiūrėkit, miestas švyti. Labai platus namelis stovi, vieno kambario pločio. Dardam siaurom gatvelėm. Žvejoja žvejai su šviečiančiom žaliom plūdėm. Na va, buvom ant to kalno, kur matosi toks šviesos pagalys.
tai ten funikulierius veža. Mes patys savom jėgom užlipom. Jau išplaukiam iš Nazare. Šįryt Nazare toks sapniukės. Vakar buvo saulėtas. Tai yra pripilti. Vandenį kūro prilaistyti. Strymelis gauda. Ėjom ratą kvadratą, nes per daug visokių bumbulų pamatėm vandenį ir laivelis traukiantis. Plaukiam iš Nazare. Teoriškai turėtumėm laikytis arčiau kranto, bet nelabai įmanoma, nes krūvos tinklų taip skurdžiai pažymėtų. Tai bandom jų išvengti orkų. Nu ir judam iš lėto link Peničias. Gerai, kad kelio nelabai daug liko, apie 17 jūrmylių. Plaukiam su vienutininku. Vienutininkas pasivadinęs Mandala Solo Sailor. Jis irgi lėtai slenka, bet kadangi katamaranas, mažesnė grimzlė, Vivet net nežinom, ar jis čia seka tos tinklus ar neseka. Nu, kol kas neįsipainiom, nei jis, nei mes. Ir aišku, visą šitą vainikuoja rūkas. Gerai, kad šiek tiek jis prasisklaidė, nu, bet nepadeda čia gaudyti tų tinklų mums. Net nežinau, ar matosi, bet vat tokių bandom išvengti ir ten tinklas eina toli. Atplaukiam į Peničią. Ką tik išlindom iš rūko, praktiškai visą kelią rūke ir praplaukiam. O čia yra toks Peničios pusiasalis, prie kurio mes šiandieną išmesime inkarą. Nu jau portugališkas vaizdas. O va, tolumoje rūkas. Žvejybiniai laivai tik tais duodas pirmyn atgal. Per tą rūką čia pro šonus lekia. Gerai yra turėti radarą. Tada gali matyti tokius lakstytojus. Plaukia su laivu ir dar velka valtį. Man draugas radaras ir draugas Starlinkas. Esame prisinkaravę uoste, mieste Peničioje. Lipam į dingį, plaukiam į miestą. Prisišvartavom su dingiu prie krantinės ir čia yra šliuzai. Va, matosi, kaip srovė eina link jūros. Tai dabar mes žemiausiam taške. Eigio svajonių mašina su kokiais spoileriais. Einam aplinkui fortą. Vietinis pliažiukas. Tolumoje švyturys, į kurį bandom nueiti. Ir mes šiandien pro čia plaukiam. Ar patinka švyturys, Egi? Nieko patinka, iš kitos pusės, iš jūros pusės turėtų būti stebingiau, bet kai plaukiam buvo rūkas, nieko nesimatė.
atžygiavome į vakarus išsikišusio Sąsalio kampo, apžiūrėjome švyturį ir dabar žygiuosime atgal. Šiandien pro šitą vietą plaukiam, bet buvo rūkas ir nieko nesimatė. Einam nuo švyturio atgal link miestelio ir užtikom gyvūnų kapinaitis. O, kažkokio brisiuko net nuotrauka. Vyksta paukščių vakarėlis. Pažiūrėk, jau pas tave kaklo nebėra. Eik vandens atsigerti. Susisukęs visas. Žimbulka net per burną lenda. Šonu, kai pasisuka iki pat viršaus. Nu, apėjom nemažą gabalą Peničias ir galiu pasakyti, kad čia pirmas miestas per visą laiką, kiek mes čia sustadinėjom įvairiuose uosteliuose, miesteliuose. Pirmas, į kurį grįžti ir nenorėčiau, jeigu plaukčiau dar kartą. Nieko įspūdingo, arba mes kažkur ne ten nuėjom. Bandom palikti Peničią, bet inkaravietį ant kažko užkibom. Nepavyksta iškelti inkarų. Čia tokia pusiau inkaravietė, pusiau bojų plantacija, ant kurių galima kabintis. Bet anot interneto šaltinių bojos nebuvo labai čia patikimos, tai mes metėm inkarą priešais bojas. Bet va, panašu, kad turim pasekmių. O, tai pareina inkarą. Oho. Nu, va, jau. Pasuk ratus biški čia. Jau nukrito didžioji dalis. Duodas, va, žvejybiniai laiveliai tokie. Kaimynai kelia spinakerį. Įpusėj, o jau yra. Kad išsipatė. Ai, čia tas papai. Paragvaidus. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Mes tai motoruojam, kol kas nesidėjo mažoką. Slenkame krantu link Kaškaiso. Ne, taip padėmėsi, kažkaip, bet geras, yra 5-9-6. Šiandien atplaukėm į paskutinį savo sustojimą šioje kelionėje į Kaškais miestelį, kuris randasi netoli Lisabonos. Susidomėjimą, aišku, sukėlė didžiausias stiebas įlankoje, o čia apgavystė. Atrodo kaip stiebas, o iš tikrųjų tiesiog prieplauka visų šitų burlaiviukų. Didelis kontrastas Kaškaise būtų po vakarykščio Peničias kaimelio visiškai. Koks tavo komentaras apie Kaškaisą? Labai turistinis. Kiek čia teko pamatyti. Nežinau, ar gerai ar blogai, bet Nazare labiau patiko. O Luka man parodė jūrų agurką. Čia Agidas supažindinamas.
virš Kaškajaus cukraus vatos debesis. Šiandieną turėsim automobilį ir su automobiliu važiuosime į Sintrą, į Sintros pilis. Atvažiavom iki Sintros, yra čia tų gražių pilių, gražių vaizdų, bet ko nėra, tai kur pasistatyti mašinos. Taip, žmonių labai daug. Jo, daug žmonių, nemažos eilės prie pilių, tai lankant šią vietą reikia turėti omeny, kad geriau automobiliu čia turbūt net ir nevažiuoti ir pabandyti atrasti kažkokį tai kitą atkeliavimo čia būdą. Autobusėlių yra tuktukai važinėja, susivažinėja, nu jo, bet veža. Irgi vėl nežino kaip čia. Žodžiu, su mašina geriau čia nevažiuokite. Ir tai, netgi jeigu atvažiuosit ir rasit kur pasistatyti automobilį, tai reikės nuo vienos pilies iki kitos vaikščiot pėstute, kalnais pakalniam. Žodžiu, reikia gerai pasiplanuoti kelionę čionai. Piliais, terpimo augus aukštai Sintros tvora. Sintros senamiestis. Papasakok, ką nors. Pristatyk mums. Tu susipažinus. Į Sintros senamiestį. Nieko labai nesusipažinom, nes labiau su pilim galvojom susipažinsim. Bet pasirodo, pažindinsimės su kas liko, kur nėra eilių. Einam iš vienos gatvės į kitą gatvę per kažkieno namus. Nu, ir išėjom. Nuvargina čia šitie turizmai. Čia gražu visas. Į Sintrą būtinai šiltai apsirenkit, nes randasi jinai kalnuose. Ir čia va, pavyzdžiui, dabar yra debesis ant mūsų pasimovęs, ar tai rūkas. Tai automobilį matėm ir 17 laipsnių, 17,5, 18, visai dar įdienojus. Tai jeigu apačioj šilta, nereiškia, kad viršuj bus taip pat. Šitam tai kažkokia nelaimė nutiko. Labai jau čia keistai jisai į avariją papuolė. Ar patinka šis? Paminėjom, kad užėjom. Kas čia yra daiktas? Čia yra Montserrat. Taip? Tikrai taip, bet tik tiek ir žinom. Va, atėjom į sodą, labai gražus, puikiai želia usnys. Na, rūmai už sodą gražesni, gal ne sezonas čia sodai. Sakė, kad čia 50 aptarnaujančio personalo vienetų būdavo, tai gal tada jie čia ir aptvarkydavo geriau. Dabar turbūt tiek darbuotojų nėra. Biški Dominiką primena. Riftinis medis. Tai tavo rūmų gėlės, gvazdikai ir sprigės. Atvažiavom iki Cabo da Roca, už mūsų yra švyturys, bet vaizdo jokio. Plaukdami pro šalį matėm šitą vietą, bet dabar gyvai debesį matom. Ką tik sužinojom, kad čia yra vakariausias Europos taškas ir mes jį praplaukiam. Ir ne tik praplaukiam, bet dar kad užtvirtint iki jo ir atėjom.
Paskutinis lėtas rytas ant Seilinių Lukos denio. Ruošiamės, varysime į Lisaboną pačią. Išsilaipinom, krante žygiuojame mašiną. Čia yra Beleno bokštas, tokia simboliška vieta, kur laivai pasikraudavo, išsikraudavo ir iš šios vietos išplaukė Vaskas da Gama, žymus keliautojas portugalų. Gražus bokštas, jį galima užlipti, bet eilutė, tai ojojoj. Marinėlė Lisabonoje. Kadangi Lisabonoje karšta, tai darom sustojimą ledų. Monumentas keliautojams. Atėjome iki Jeronimo vienuolyno. Dėdė kels droną. Rimtai? Kas tai? Dingo vienas sparnas dronų. O Luka yra fontanų mėgėja. Labai karšta diena Lisabonoje. Rodė pagal prognozes 22 laipsnius. Bet kepykla kaip reikia. Grįžome į Kaškaisą. Buvom nuvažiavę iki pat Barcelonos. Buvom nuvažiavę iki pat Lisabonos centro, bet toks yra užgrūstas miestas, kad neradom kur automobilio pasistatyti. Didelis eismas, daug žmonių, neaišku, kuriom gatvėm važiuot galima, kuriom ne. Tai, žodžiu, vien bevažinėdami, galima sakyti, pavargom ir nusprendėm apsisukti, važiuoti atgal į savo miestelį. Į Lisaboną geriau su automobiliu nevykti. Paskutinė kelionė dingiu į krantą. Bagažai sukrauti. Lėksim į oro uostą. Šoferis su rimtu veidu. Užsiknisęs jau nuo mūsų. Atsibodom, tikriausiai. Dabar sprendėlį. Pagaliau. Vieną šoferę ašaryčių biškį paleido. Mum išplaukiam taip pat vos neapsiašarojau. Va, išplaukia mūsų šoferis atgal į savo laivelį. O, saulės kokias paišo, tu pasižiūrė. Užsiviniojo gal kokią virvę jam ten ant frupėlerio. Mes paliekam laivą, o laivo įgula planuoja savo keliones toliau. Artimiausia stotelė Funšalis Madeiroje. Išlėks į Madeirą ateinančią savaitę, jau be mūsų. Be abejo, sudėsime nuorodas į jų YouTube kanalą, Instagramą, kad galėtumėt sekti jų nuotykius ir keliones. Ir norim pasakyti labai didelį ačiū Joanai, Vytautui ir Lukai už tai, kad leido mums su jais pagyventi šitas porą savaičių, patirti daug nuotykių, pamatyti daug vietų, kur niekada nesitikėjom nuvykti. Siunčiam bučkius ir atkabinimus.